Sėkmės paslaptis. Pažvelkite į savo aplinką. Raskite žmogų, kuris staiga pasiekė finansinę sėkmę arba sukūrė stabilų verslą ar harmoningus santykius. Tokių žmonių visada yra aplink mus. Galbūt netiesiogiai, galbūt pažįstamų, gal kolega. Suraskite būdą susisiekti su juo ir paklauskite, kokią krizę prieš tai išgyvenote ir kaip jūs ją įveikėte. Jis tikriausiai labai nustebs ir pasakys, kad jūs pirmas žmogus, kuris to paklausėt, nes žmonės dažniausiai mano, kad sėkmė ateina tiesiog savaime, kad pinigai, meilė, laimė, sveikata nukrenta iš dangaus. Bet tiesa yra tokia, kad prieš kiekvieną proveržį visada yra išbandymas. Ir jei paklausite tokį žmogų, ar jūs išgyvenote krizę, jis atsakys taip. Nes sėkmė nėra atsitiktinumas, tai gebėjimas įveikti iššūkius ir suprasti jų prasmę. Tad nustokite verkšlenti ir skųstis, naudokite sunkumais kaip tramplynu į aukštesnį lygį.